Sveiki. Kviečiu susipažinti su kvietimo plastiko atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra pristatymu. Šis kvietimas yra paskelbtas pagal Aplinkos ministerijos pažangos priemonės skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą veiklos plastiko atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra projektų finansavimo sąlygų aprašą patvirtintą Aplinkos ministro įsakymu. Finansavimo sąlygų aprašas yra patalpintas prie šio kvietimo dokumentų investicijų svetainėje. Esu tikra, kad visi jau esate su finansavimo sąlygom susipažinę, todėl detaliai papunkčiui šio dokumento neaptarsime. Tiesiog akcentuosiu svarbiausias vietas ir pasidalinsiu šiek tiek papildomos informacijos, kokius esame išaiškinimus tam tikrais klausimais gavę iš Aplinkos ministerijos, bei kokias konsultacijas jau esame suteikę būsimiem pareiškėjam pagal jiems kilusius klausimus. Taigi galimi pareiškėjai pagal šį kvietimą yra atliekų tvarkytojai, taip kaip jie yra apibrėžti atliekų tvarkymo įstatyme. Ir svarbu, kad įmonė būtų įregistruota atliekų tvarkytojų valstybės registre, kadangi, kaip matysim toliau pristatyme, tai yra vienas iš projektų specialiųjų atrankos kriterijų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad projektų įgyvendinimo plano pateikimo metu pareiškėjas neprivalo jau faktiškai vykdyti plastiko atliekų perdirbimo veiklos. Nėra tokio reikalavimo jam nustatyta, taip pačiai kaip ir neprivalo pats surinkti ir rūšiuoti plastiko atliekų, kurias numato perdirbti. Tai yra, jis jas gali įsigyti. Galimi partneriai, kaip ir pareiškėjai, yra taip pat atliekų tvarkytojai. Ir svarbu yra tai, kad partneris bus vertinamas taip pačiai kaip ir pareiškėjas dėl verslo subjekto statuso, sunkumų patyrimo ir kitų kriterijų. Iki projekto sutarties pasirašymo reikės pateikti sudarytą ar pasirašytą partnerystės sutartį. Ta taip pat yra svarbu turėti omeny. Prieš kalbėdama apie kitas finansavimo sąlygas, noriu akcentuoti vieną labai svarbų dalyką, kad projektams pagal šį kvietimą teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, kuria yra skatinamas efektyvus išteklių naudojimas ir perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Ir yra labai svarbu, kad ši suteikiama valstybės pagalba atitiktų visas sąlygas, kurios yra nustatytos bendrosios išimties reglamento 1 skyriuje ir 47 straipsnyje. Ir tai yra ypač svarbu tam, kad ši valstybės pagalba būtų suderinama su vidaus rinka ir nepažeistų ES konkurencijos taisyklių. Detalus pristatymas apie valstybės reikalavimus bus parengtas atskiras šią temą ir bus taip pat patalpintas ES investicijų svetainėje, o aš tam tikras mano minėto reglamento nuostatas paminėsiu ir pakomentuosiu, kai tai bus aktualu prie vienos ar kitos finansavimo sąlygos. Finansuojama veikla pagal šį kvietimą yra rūšiuojamuoju būdu Lietuvoje surenkamų komunalinių plastiko atliekų paruošimo, perdirbti ir perdirbimo infrastruktūros sukūrimas ar atnaujinimas. Ir svarbu atkreipti dėmesį, kad paruošimo perdirbti veikla gali būti finansuojama tik kartu su perdirbimo veikla. Iš mano jau minėto reglamento ateina toksai reikalavimas, kad projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti tik po projekto įgyvendinimo plano pateikimo dienos. Kitu atveju projektas finansuoti projekto nebus galima finansuoti, kadangi bus laikoma, kad toks finansavimas neturės skatinamojo poveikio. Taip pat svarbu įsidėmėti, kas yra laikoma veiklų pradžia. Tai yra momentas, kai pradedami su investicija susiję darbai,
arba pasirašomas pirmas teisiškai įpareigojantis dokumentas, dėl ko tampa investicija neatšaukiama. Tai yra vienas iš šių įvykių, kuris atsitinka pirmiau. Veiklų pradžia nėra laikomi tam tikri parengiamieji darbai, kokių nors, pavyzdžiui, dokumentų leidimų gavimas, pirkimo paskelbimas taip pat nėra laikomas veiklų pradžia, iki kol nėra pasirašyta pirkimo sutartis. Projekto veiklų pabaiga yra fiksuota 28 metų lapkričio 30 diena ir veiklų vykdymo vieta yra Lietuva. Labai svarbus dalykas, kalbant apie finansuojamas veiklas, yra tai, kad yra nustatytas baigtinis sąrašas tiek plastiko atliekų, kurias galima perdirbti, tiek baigtinis sąrašas gaunamų perdirbimo procese produktų. Ir kadangi tai yra baigtinis sąrašas, tai tas, kas į jį nepatenka, negali būti finansuojama projekto lėšomis. Ir reikės su projekto įgyvendinimo planu pateikti aprašymą ir jame parodyti, kad yra galutinių produkto naudotojų, kurie granulės, oligomerus arba monomerus panaudos naujų plastikinių produktų gamyboje. Tuo atveju, jeigu perdirbimo metu numatomas gauti yra kažkuris kitas iš sąraše nurodytų produktų, pavyzdžiui, dervos ar alyvos pavidalo polimeras, tai tokiu atveju šitą mano minėtam aprašyme reikėtų parodyti, kad yra naudotojų, kurie iš šito produkto gautą produktą panaudos plastikinių produktų gamyboje. Tai yra, tarkim, iš to dervos ar alyvos pavidalo polimero gautas granulės toliau naudos plastikinių produktų gamyboje. Dar šitoje vietoje tokį techninį pastebėjimą norėčiau padaryti apie visus kitus nurodytus privalomus priedus, kuriuos reikia teikti su projekto įgyvendinimo planu. Kaip jau esu tikra, kad matėte, yra sąrašas tikrai netrumpas, ką reikia pateikti su projekto įgyvendinimo planu. Ir tais atvejais, jeigu prie tam tikro priedo nėra jokios nuorodos į teisės aktą, kuriame yra patvirtinta to priedo forma, tai reiškia, kad tam priedui forma nėra nustatyta ir jis yra teikiamas laisva forma. Tiesiog svarbu, kad jo turinys atitiktų tą turinį, kuris yra nustatytas finansavimo sąlygose. Tai jeigu pasakyta, kad tai yra aprašymas ar paaiškinimas ar deklaracija ir nėra kažkokios tai nuorodos į teisės aktą, tai suprantame, kad tai yra laisvos formos dokumentas kaip teiktinas priedas. Keletas pastebėjimų apie rūšiuojamųjų būdu Lietuvoje surenkamas komunalinės plastiko atliekas yra tai, kad jos apima taip pat ir atliekas surinktas didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse. Taip pat svarbu atsižvelgti į atliekų tvarkymo įstatymo sąvoką, kaip tai apibrėžtos yra komunalinės atliekos, kad tai yra tik buityje susidarančios atliekos. Ir taip pat tai apima plastiko atliekas gautas ardant kitas rūšiuojamųjų būdu surinktas komunalinės atliekas. Pavyzdžiui, rūšiuojamųjų būdu surinkus elektronikos atliekas ir nuo jų nuardžius plastiką, jeigu jis be abejo atitinka vieną iš galimų finansuoti plastiko rūšių, kurios nurodytos prie finansuojamų veiklų, tuomet tokio plastiko paruošimas, perdirbti ir perdirbimas taip pat yra galima finansuoti veikla. Dėl atliekų kilmės reikia turėti omeny tokį dalyką, kad su projekto įgyvendinimo planu reikės pateikti deklaraciją, vėlgi, kaip jau ką tik minėjau, tai bus laisvos formos dokumentas, įsipareigojant, kad projekto įgyvendinimo metu projekto lėšomis įrengta
įranga bus perdirbamos tik Lietuvoje surenkamos komunalinės plastiko atliekos. Dar vienas svarbus aspektas, kalbant apie finansuojamas veiklas, tai yra pačiam perdirbimo procesui taikomi reikalavimai. Jie yra du, bet jie yra alternatyvūs priklausomai nuo perdirbimo proceso pobūdžio, taikomas vienas arba kitas. Tai yra, kad ne mažiau kaip 50% energijos procese turi būti naudojama iš atsinaujinančių šaltinių, arba kad proceso metu susidarančios šalutinės medžiagos, dujos būtų naudojamos procese ir taip mažinamas išorinės energijos suvartojimas. Trumpai paminėsiu projekto įgyvendinimo metu siekiamus rodiklius. Jie yra du. Vienas yra perdirbtos atliekos. Tai yra skaičiuojamos atliekos perdirbtos panaudojant projekto įgyvendinimo metu įdiegtą perdirbimo įrangą. Matuojamas perdirbtų atliekų kiekis jų paruošimo perdirbti etape ir pasiekimo momentas yra fiksuojamas praėjus 1 metam po projekto finansavimo pabaigos. Kitas rodiklis yra papildomi atliekų perdirbimo pajėgumai. Jie yra skaičiuojami pagal formulę, kurioje įvertinama yra valandinis našumas iš projekto lėšomis įdiegtos įrangos techninės specifikacijos, kuris yra padauginamas iš fiksuoto 8 valandų skaičiaus ir fiksuoto 250 darbo dienų skaičiaus. Truputėlį norėčiau pakomentuoti dėl to, kad tai yra papildomi perdirbimo pajėgumai, kadangi toks klausimas jau yra kilęs. Papildomi pajėgumai tai nėra suprantami projekto vykdytojo veiklos kontekste, kadangi, kaip minėjau, nėra tokio reikalavimo, kad jau būtų vykdoma plastiko perdirbimo veikla, tai taip ir gaunasi, kad ir to palyginimo turimų ir naujai sukurtų papildomų to palyginimo atlikti nėra kaip. Papildomi perdirbimo pajėgumai kaip siektinas rodiklis turime omeny šalies mastu, kadangi projektas nėra įgyvendinamas tik pats vienas izoliuotas nuo viso šalies konteksto. Projektas turi prisidėti prie pažangos priemonės tikslų siekimo ir pažangos priemonės pagrindime yra tokia informacija, kokie dabar yra turimi perdirbimo pajėgumai, kokių jų turėtumėm pasiekti, kad tinkamai tvarkytumėmės su atliekomis. Tai tie papildomi pajėgumai, kurie yra sukuriami projekto įgyvendinimo metu, jie turime omeny, kad papildomi šalies mastu prie to, ką turime dabar. Pereikime prie tinkamų finansuoti išlaidų aptarimo. Tai tinkamos finansuoti yra plastiko atliekų perdirbimo įrangos įsigijimo bei paruošimo naudoti išlaidos, o netinkamos yra transporto priemonių įsigijimas, projekto vykdymo išlaidos, tai yra tokios išlaidos kaip patalpų nuoma, eksploatacinės išlaidos ir panašiai. Informavimo apie projektą išlaidos taip pat nėra tinkamos finansuoti, pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos netinkamos finansuoti, bei kitos numatytos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse netinkamos išlaidos. Nemažiau svarbu yra atsižvelgti į tai, kaip išlaidų tinkamumas finansuoti yra suprantamas jau mano minėto reglamento kontekste. Ten yra pasakyta, kad finansuojamos ne visos projekto investicinės išlaidos, tačiau papildomos investicinės išlaidos. Tai yra, kitaip sakant, ta
pridėtinė vertė aplinkosauginė prasme, kurią projektas sukuria. Ir tos papildomos investicinės išlaidos yra nustatomos visas projekto investicinės išlaidas palyginant su išlaidomis aplinką mažiau tausojančio projekto ar veiklos. Ir čia yra galimos dvi alternatyvos. Arba tai yra įvertinamas pagal priešingos padėties scenarijų toksai atvejis, kad taikoma yra atliekų apdorojimo operacija, kuriai tenka žemesnė vieta atliekų hierarchijoje nurodytoje paminėtoje direktyvoje, arba tai yra projektas arba veikla, kuriame atliekų apdorojimas yra atliekamas ne taip efektyviai naudojant išteklius. Šitas palyginimas atliekamas pagal komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui, galima pateikti tokio paties pajėgumo reikalingo plastiko atliekoms šalinti sąvartyno įrengimo pasiūlymą arba tokio paties pajėgumo įprastų plastiko atliekų perdirbimo linijos įrenginių pasiūlymą. Visais atvejais yra svarbu užtikrinti korektišką abiejų investicijų palyginamumą, tai yra lyginti naują įrangą su nauja įranga, taip pat lyginti vienodo pajėgumo įrangą. Ir atlikę šį palyginimą gauname skirtumą, kuris ir sudaro projekto tinkamas finansuoti papildomas investicinės išlaidas. Ir šiam dydžiui yra pritaikomas finansuojamosios dalies procentas ir jau gaunama galutinė galimai išmokėti dotacijos suma, kuri pagal finansavimo sąlygas negali viršyti 6 milijonų. Bendru atveju bazinė finansuojamoji dalis yra 40% ir ji yra didinama pagal mano jau minėto reglamento nuostatas priklausomai nuo veiklos vykdymo regiono ir pagalbos gavėjo statuso, tai yra įmonės dydžio. Ir skaidrėje matote lentelę su galutiniais didžiausiais galimais finansavimo procentais priklausomai nuo regiono ir pareiškėjo statuso. Kadangi ne visas projekto tinkamas finansuoti išlaidas gali padengti skiriamo finansavimo suma, tai kitą likusią tinkamą finansuoti išlaidų dalį be abejo turi padengti pareiškėjas nuosavų įnašų. Noriu atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jeigu nuosavas įnašas yra paskola, tai iki projekto įgyvendinimo plano vertinimo pabaigos reikės pateikti preliminarų sprendimą suteikti kreditą. Ir ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos reikės sudaryti ir pateikti paskolos sutartį. Šis reikalavimas yra labai svarbus ir labai noriu atkreipti į dėmesį, kadangi šio reikalavimo neįvykdžius pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteks galios ir projektas nebus finansuojamas. Pereikime prie vertinimo kriterijų, kurie yra 3 rūšių. Visų pirma, tai yra projektų bendrieji atrankos kriterijai, kurie, kaip ir pavadinimas suponuoja, yra bendri visiems projektams, kurie yra finansuojami ES fondų lėšomis. Šie kriterijai nėra specifiniai tam tikros veiklos projektams. Ir šio vertinimo metu yra įvertinama, ar projektas prisideda prie pažangos priemonės siekiamų rezultatų, ar pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti teikiamą projektą organizaciniu, finansiniu požiūriu, ar projekto veiklos yra realistiškai suplanuotos, ar jos atves iki projekto rezultatų pasiekimo, ar projektų lėšos efektyviai panaudoti suplanuotos ir panašiai. Svarbu yra tai, kad netitinkant bent vieno bendrojo atrankos kriterijaus, projekto įgyvendinimo planas yra atmetamas.
Toliau yra vertinama pagal specialiuosius projekto atrankos kriterijus ir vėlgi, kaip pavadinimas rodo, tai jau yra kriterijai specifiški būtent šios veiklos projektams. Ir visų pirma, įvertiname, ar projektas prisideda prie valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plano uždavinio įgyvendinimo. Šiuo atveju tas uždavinys yra skatinti, paruošti atliekas, perdirbti ir jas perdirbti. Kitas kriterijus yra ar pareiškėjas yra atliekas tvarkanti įmonė. Čia jau, kaip minėjau, yra svarbu, kad būtų registruota įmonė atliekų tvarkytojų registre. Galiausiai yra įvertinamas dotacijos panaudojimo efektyvumas. Tai yra įvertinama, ar už vieną dotacijos eurą bus perdirbama ne mažiau kaip 2 kilogramai plastiko atliekų per metus. Tai yra skaičiuojama pagal mano jau minėtą formulę, kurią minėjau prie siektino rodiklio apskaičiavimo. Tai yra valandinis našumas iš įrangos techninės specifikacijos padauginamas iš 8 darbo valandų ir 250 darbo dienų. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nepaisant to, kaip faktiškai ta įranga bus naudojama, ar mažesniu, ar didesniu intensyvumu negu šitie nurodyti skaičiai, vis tiek visais atvejais skaičiavimas atliekamas būtent pagal šitus fiksuotus 8 valandas ir 250 darbo dienų per metus. Tiesiog, kad būtų užtikrinamas visų pareiškėjų lygiateisiškumas vertinimo etape. Ir vėlgi, kaip ir su bendraisiais kriterijais, taip ir bent vieno specialiojo kriterijaus neatitinkant projekto gyvenimo planas yra atmetamas. Galiausiai vertinama yra pagal prioritetinius projekto atrankos kriterijus ir čia vėlgi, kaip pavadinimas suponuoja, už šios kriterijus yra suteikiami balai ir sudaroma projektų konkursinė eilė, tai yra jie reitinguojami nuo geriausiai įvertinto iki prasčiausiai įvertinto. Pirmasis prioritetinis kriterijus siejasi su mano minėtu specialiuoju kriterijumi. Tai yra, kai pasiskaičiavome, ar bent 2 kilogramus atliekų per metus už vieną dotacijos eurą yra įsipareigojama perdirbti. Tai pagal tą formulę paskaičiuotą skaičių dabar mes jau pagal kilogramų skaičių išgraduojame pagal konkursinius balus. Kitas prioritetinis atrankos kriterijus yra pareiškėjo prašomos finansuojamosios dalies ir didžiausios galimos finansuojamosios dalies santykis. Tai yra skatinama, kad jis būtų kuo mažesnis, tai yra, kad pareiškėjas kuo didesnė dalimi prie projektų prisidėtų nuo savo įnašų. Ir paskutinis projektų prioritetinis atrankos kriterijus, tai yra pareiškėjo veiklos trukmė atliekų tvarkymo srityje, tai yra kuo daugiau metų veikiama šioje srityje, tuo daugiau konkursinių balų yra suteikiama. Keletą kitų reikalavimų, į kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos reikės pateikti dokumentus patvirtinančius, kad yra atliktos poveikio aplinkai vertinimo arba atrankos procedūros. Arba savaime suprantama pagrindimą, kodėl tos procedūros yra netaikomos pareiškėjui. Ir svarbu yra tai, kad tas procedūras reikia pradėti iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo ir su projekto įgyvendinimo planu reikės pateikti aprašymą, įrodymą, kad jos yra pradėtos, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos jau jos turės būti užbaigtos. Tai reikia atkreipti dėmesį į šitus terminus ir pasilikti pakankamai laiko šioms procedūroms atlikti.
Taip pat reikia nepamiršti, kad reikės atlikti informavimo apie projektą ir komunikacijos veiklas, tai yra reikės informuoti tam tikrais būdais, jie bus nustatomi taip pat ir projekto sutartyje, reikės informuoti, kad projektas yra finansuojamas ES fondų lėšomis. Ir taip pat svarbu nepamiršti, kad pasibaigus projekto finansavimui 5 metus turės būti užtikrintas investicijų tęstinumas. Priminsiu, kad projekto įgyvendinimo planas yra teikiamas per duomenų mainų sistemą pagal šį adresą, kurį pateikiu skaidrėje, išskyrus investicijų projekto skaičiuoklę, kuri dėl savo formato negali būt per sistemą pateikiama, ją prašome pateikti elektroniniu paštu. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną projekto įgyvendinimo planą pagal nustatytą formą ir be abejo su visais finansavimo sąlygose nurodytais privalomais priedais. Ir taip pat, jeigu projekto įgyvendinimo planą teikia ne įstaigos vadovas, jisai taip pat turi būt pateikiamas ir įgaliojimas pateikti projekto įgyvendinimo planą. Šioje skaidrėje įdėjau vaizdą, kaip atrodo mokomoji medžiaga apie naudojimąsi duomenų mainų sistema. Labai kviečiu ten apsilankyti ir susipažinti, vat prie kiekvieno to vat sunumeruoto rutuliuko, ant jo paspaudus atsidaro atitinkamos temos mokomoji medžiaga. Tikrai esu tikra, kad bus naudinga susipažinti, kaip tiek prisijungti prie sistemos, tiek projekto įgyvendinimo planą teikti, vėliau sėkmės atveju ir sutartį per ten rengsime ir visus kitus projekto veiksmus atliksime taip pat per sistemą. Dar trumpai paminėsiu, kad projektai pagal šį kvietimą jie yra atrenkami konkurso būdu. Tai reiškia, kad projekto įgyvendinimo planai gali būti teikiami iki paskutinės kvietimo termino dienos, paskutinės minutės. Kitaip sakant, tas, kas pateikia anksčiau, neįgyja jokio pranašumo, tas, kas pateikia vėliau, vėlgi niekaip nuo to nenukenčia, kadangi visi projekto įgyvendinimo planai pradedami vertinti vienu metu, pasibaigus kvietimo terminui. Vertinimas trunka 70 darbo dienų, vėliau yra priimamas aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo ir pradedamas projekto sutarties derinimas. Jeigu turėtumėt klausimų apie šio kvietimo sąlygas, kviečiu kreiptis nurodytais kontaktais. O kol kas dėkoju už dėmesį ir linkiu sėkmės ruošiant ir teikiant projekto įgyvendinimo planus.